mes sukūrėme balkono atitvaras, tačiau su railing įrankiu nėra įmanoma sukurti visų tipų turėklų. Tam mes pasitelksime papildomus įrankius ir naudosime šiuo atveju įrankį Line. Kad būtų paprasčiau dirbti ir nematytumėm mūsų šiuo metu nedominančio objekto, mes izoliuokime turėklą, spustelėkime Alt ir Q raidelę. Ir štai mes izoliavome turėklą ir dabar linijos pagalba nusipaišysime papildomas detalės. Mes paišysime 007 tipo turėklą. Susiraskime Line įrankį, išskleiskime sąrašą, grąžinkime Standard Primitives, nueikime į Shapes ir pasirinkime Line. Spauskime raidelę traukai jungti. Mums patogiausia bus braižyti iš priekio, tai yra spaudžiame F raidelę. Ir štai turime vaizdą iš priekio. Pasirinkti galime Auto Grid. Pridėkime traukos, pasirinkime Endpoints. Suraskime vieną liniją, brėžkime iki kito kampo ir atleiskime. Štai mums braižo apvalę kažkokią kreivę. Tai yra dėl to, jog pasirinkus įrankį Line, iš ankstesnių parinkčių mums duoda Bezier. Tačiau pasirinkime Corner ir braižysime taip tiesias linijas. Spaudžiame, tempiame pelytę ir atleidžiame ties kitų kraštų. Spaudžiame Escape ir nusipaišome kitą turėklo dalį. Escape. Galime grįžti į perspektyvą ir pasižiūrėkime, ar mes teisingai nubraižėme. Štai mūsų linijos yra reikiamose vietose. Tai yra du atskiri objektai, dvi linijos. Spaudžiame Modify ir kaip matote, linija turi daugybę parinkčių įvairiausių, reguliavimo mygtukų galimybę. Mes interjero kūrimo pamokose labai išsamei linijos ir kitų shape arba 2D spline objektų nenagrinėsime. Tam yra sukurtos atskiros pamokos. Čia mes naudosime tik pačius pagrindinius elementus. Taigi, dabar mes turime dvi atskiras linijas, tačiau būtų patogu dirbti taip, jog jos būtų sujungtos į vieną. Todėl susirandame Geometry skiltį, spaudžiame Attach ir užeiname ties kitą liniją, pasirenkame. Štai dabar abi linijos yra sujungtos į vieną objektą. Attach liko įspaustas, todėl reikia nuspausti dešinį pelės mygtuką arba Escape. Ir štai dabar jau galime dirbti su linijomis. Čia svarbu skiltis yra Rendering ir mes iš tikrųjų tas linijas paliksim tokias, kokios jos yra. Tačiau nustatysime, jog kuriant vizualizacijas ir žiūrint vaizdinį modelį, mes jas matytumėme ne linijų formos, o profilių formą. Parenkame varneles Enable in Render, tai reiškia įgalinti kuriant vizualizacijas, Enable in Viewport, įgalinti programos ekrane ir pasirenkame šiuo atveju ne apvales radial, o rectangular, tai yra kvadratiniai arba stačiakampio formos turėklai. Šie mūsų stripai buvo 2 cm pločio, o šitoms atitvaros dalims pasirinksime kiek mažesnės formas. Tai bus centimetro pločio, tai įvedame po 10 mm. Ir štai matote pasikeitė mūsų formą. Tačiau dabar šiek tiek turėklas išlenda iš viso turėklo kraštų, todėl pasirinkę Move įrankį arba spaudžiame W. Šiuo atveju mums jau įrankis prieinamas, išjungiame traukos režimą ir šiek tiek pastumėme turėklą į vidurį, patikriname, viskas tvarkoje. Dabar mums belieka šią tvorelę pratęsti per visą ilgį. Sugurtą segmentą mums reikės patalpinti į kiekvieną tokį stačiakampį esantį šiuose turėkluose. Tam mes naudosime įrankį Array. Pažymime savo segmentą, Tools meniu juostoje pasirenkame Array, nuspaudžiame Preview, kad matytumėm pokyčius. Šiuo atveju iškart siūlome 10 ir mums reikės šioje juostoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tokio segmento kopijų, todėl čia Array Dimensions 1ID rašome 7. Niekas kaip ir nepasikeitė, tai todėl, kad šie segmentai dabar 7 yra braižomi toje pačioje vietoje ir mums reikia pakeisti koordinatės, tai yra X ašies atžvilgiu, nustatyti kažkokį tai ilgį. Tam naudosime skiltį Move, tai yra mes norime pastumti. Jeigu rašytume šioje skiltyje, mes keistumėme kampą, jeigu šioje keistumėme dydį Scale. Taigi įrašykime pradžiai 900 ir žiūrime, kad yra šiek tiek jau per daug. Ir taip pat mums reikia visada pridėti vienetą. Tai yra, jeigu reikėjo 7, tai įskaičiuojant ir esamą, reikės viso 8. Taigi dabar jau matome teisingai ir šiek tiek pamažiname mūsų skaičius.
Ir štai gauname 89 cm. Spaudžiame OK. Dabar teks tą segmentą pasukti 90 laipsnių kampu ir nukopijuoti kitas pusės. Tai tiesiog nuspauskime Shift ir pasirinkime ties Y rodiklytę, paspauskime pelytę, tempkime į šoną, atleiskime Shift ir čia mūsų klausia sukurti kopiją Instance a Reference. Šiuo atveju mums reikia, kad jeigu mes keisim vieną segmentą, keistųsi visi, todėl mes sakome, kad kuriame instance, tai yra nepaprasta kopija, o visiškai susijusią kopiją. Tai reiškia, kad keičiant matmenis bet kurių iš šių elementų, keičiasi visų elementų pločiai. Spaudžiame OK. Dabar šį elementą mums reikia pasukti 90 laipsnių kampu, pasirenkame Select and Rotate įrankį. Ir apačioje galime įrašyti 90 ir spausti Enter. Dėl spustelėkime W raidelį, kad iškviest Move įrankį. Ir nutempkime savo elementą į reikiamą vietą. Na štai. Ir dabar reiktų sukurti kopiją dar vienoje srityje. Čia taip pat galima naudoti Array, tačiau kadangi reikia sukurti tik tai vieną, todėl tai yra tiesiog kopiją darysim. Vėl nuspaudžiame Shift, spaudžiame pelytę ant Y šies ir tempiame į šoną, atleidžiame pelytę, atleidžiame Shift ir pasirinktas Instance sakome OK. Patikriname, ar gerai įstatytas mūsų segmentas, pareguliuojam ir štai turime šioje pusėje baigtinę tvorelę.